Vienas iš šių kadrų filmuotas DJI R3S, o kitas Mini 5 Pro. Ar galite atpažinti, kuris yra kuris? O atsakymą sužinosite video pabaigoje. Panašu, kad dronai DJI R3S ir Mini 5 Pro šį kartą jau beveik susilygino, ypač kalbant apie vaizdo kokybę. Abi dronų kameros yra identiškos, tiek pagal sensorių, tiek pagal filmavimo kampą. Filmuoja aukštos raiškos vaizdą, puikiai tvarkosi su dinaminė šviesa ir perteikia realius sodrius atspalvius. Dėl to vaizdo kokybė abiejose platformose išlieka labai artima, o skirtumai tampa pastebimi tik atidžiau nagrinėjant kitas kameros savybes. Čia ir išryškėja esminis skirtumas tarp šių modelių. Mini 5 Pro pasižymi tikrų vertikalių filmavimo režimu. Kamera fiziškai pasisuka, todėl turinys iš karto įrašomas tinkamu formatu socialiniams tinklams. Tuo tarpu R3S siūlo papildomą siauresnio kampo kamerą. Ji leidžia filmuoti gilesnės perspektyvos vaizdus, suteikia galimybę priartinti objektus neprarandant kokybės ir atveria daugiau kūrybinių galimybių fotografuojant ar filmuojant iš toliau. Kitas svarbus aspektas - ryšys ir valdymo stabilumas. R3S gali būti naudojamas su papildomu dongle moduliu, kuris užtikrina stipresnį ir patikimesnį signalą, ypač skraidant didesniais atstumais ar sudėtingesnėmis sąlygomis. Apibendrinant, R3S tai daugiau darbinis įrankis skirtas profesionalams, kurie siekia maksimalaus patikimumo ir lankstumo. Tuo tarpu Mini 5 Pro labiau laisvalaikio ir kūrybos dronas, puikiai tinkantis asmeniniam naudojimui, kelionėms ar turinio kūrimui.